Labas vakaras, mylieji. Aš vėl Feniksas eteryje. Seksiu jums pasakas ir dar kai ką. Nesipriešinimas įvykiams. Didis indų filosofas ir dvasinis mokytojas Krišnamurdis daugiau nei 50 metų beveik be pastųjų keliavo po visą pasaulį, bandydamas žodžiais perteikti tai, kas yra anapus žodžių, anapus turinių. Gyvenimai artinantis prie pabaigos, vienoje paskaitoje jis nustebino auditoriją klausimu: norit sužinoti mano paslaptį? Visi įsitempę ausis klausėsi. Nemaža klausytojų dalis vaikščiojo į Krišnamurdžio paskaitas jau 20 ir 30 metų, bet vis tiek nepajėgė suprasti jo mokymo esmės. Galiausiai po šitiek metų mokytojas atskleidė jiems savo paslaptį. Mano paslaptis tokia, tarė jis, kad aš nesipriešinu įvykiams. Kaip suprasti pasakymą aš nesipriešinu įvykiams? Šie žodžiai reiškia, kad viduje esu susiderinęs su visu, kas vyksta. Veiksmas susijęs su šios akimirkos tokybė. Ši akimirka visada yra tokia, kokia yra. Ir dar veiksmas susijęs su turiniu pavidalu, kuri ši akimirka vienintelė egzistuojanti akimirka. Susiderinti su tuo, kas yra, vadinasi nesipriešinti tam, kas vyksta, ir po to neklijuoti etiketės gerai ar blogai. Dzeno mokytojas Husainas gyveno viename Japonijos mieste. Į žmonės labai gerbė, daug kas ateidavo pas jį dvasinių pamokymų, bet nutiko taip, kad paauglė artimiausio jo kaimynų dukra tapo nėščia. Prispirta prie sienos įpykusių tėvų, jį galų gale atskleidė jiems būsimojo kūdikio tėvų vardą. Tai dzeno mokytojas Huseinas. Įtūžę jie nuskubėjo pas Huseiną ir išklojo, esą jų dukra nešiojo jos kūdikį. Vieninteliai mokytojo žodžiai buvo tokie: štai kaip. Žinia apie šį gėdingą dalyką pasklido po visą miestą, už jo ribų. Mokytojas prarado gerą vardą, jį liovėsi lankę žmonės. Paties jo, beje, tai niekiek nenustebino. Gimus kūdikiui, merginos tėvai atnešė jį Huseinui. Esi jo tėvas, taip ir žiūrėk. Mokytojas su meile ėmė globoti kūdikį. Praėjus metams sąžinės užgniaužta mergina prisipažino tėvams, kad tikrasis kūdikio tėvas mėsos pardavėjas, dirbęs jaunuolis. Didžiai susikrimtę tėvai nuėjo pas Huseiną prašyti atleidimo. Atleisk mums. Norėtume atsiimti kūdikį. Mūsų duktė prisipažino, kad tėvas ne tu. Štai kaip, tepasakė jis ir atidavė vaikelį. Mokytojas į melagingą tiesą, blogas, geras naujienas atsako lygiai to pačiu. Štai kaip. Jis leidžia akimirkos pavidalui, geras ar blogas, būti tokiam, koks jis yra, ir tokiu būdu netampa žmogiškos dramos dalyvių. Jam tai yra tik ši akimirka, o ši akimirka yra tokia, kokia yra. Mokytojas nesasmenino įvykių. Jį nėra niekieno, nors jo auka. Jis visiškai susivienija su veiksmu, tad veiksmas negali kaip nors jo paveikti. Įvykio valioje atsidūrus tame. Tik tada, kai imame jiems priešintis, tada mūsų laimė ar nelaimė priklauso nuo pasaulio. Mokytojas su meile globojo kūdikį, nesipriešindamas, jis blogį pavertė gėriu ir visad atsakydamas taip, kaip reikalauja šią akimirką, jis atėjus laikui atidavė
ramiai kūdikį. Dabar pabandykite įsivaizduoti, kaip skirtingose istorijos pakopose būtų sureagavęs ego. Įsigilinkite į tai. Jūsų fizinis pavidalas yra laikinas, kitoks negali būti. Ateis laikas, kai visi proto sukurti pavydalai mintis taip pat mirs. Tačiau jūs vis tiek egzistuosite kaip dieviškasis buvimas čia ir dabar. Kas jūs iš tikrųjų esate, spindulys ar spindesių pavėsis? Kas tikrai niekuomet nemiršta, mirtingi tik pavadinimai, pavydalai ir iliuzijos. Taip giliai ir plačiai suvokiame atjautą, įgauna gydomųjų galių. Jūsų skleidžiamas gydymas bus pirmiausia grindžiamas ne kokiais nors veiksmais, o pačiu buvimu. Visi, su kuriais susidursite, bus palytėti jūsų skleidžiamos ramybėn. Vieni jų suvoks sąmoningumą, kiti tik jaus, jau kažkas vyksta. Ačiū, mylieji. Iki sekančių kartų.